Sveiki visi, šiandien labai skaniai gaminsim kepenėlės. Tam turiu kepenėlių, štai, kepenėlės jau supjaušiu nedideliais gabaliukais, išvaliau nuo visų gyslų, ten kraujų ir supjaušiau gražiai. Dabar kepenėlės užpilam šaltų vandeniu. Tiesiog, kad apsemtų. Čia pilam cukraus po šaukštelį ir druskos su kaupu. Gerai išmaišom. Ir paliksim apie 15 minučių, kad ištrauktų visus nešvarumus, kraują, taip pat suminkština truputį kepenėlės. Išmaišom gerai, kad ištirptų. Taip pat tam reikės agurkų marinuotų arba sūdytų, aš naudosiu sūdytus, svogūnų, druskos, pipirų, aliejaus ir pomidorų padažo. Kol kepenėlės mirksta, susipjaustom svogūną. Taip pat dedam virti bulves. Su bulvių koše kepenėlės yra skaniausiai. Smulkinam svogūną. Receptą, kaip visada, rasite apačioje video. Bulvės išvirė. Bulvės pas mane buvo pasūdytos, tai dedam dar sviesto gabaliuką ir labai gerai sutrinam. Jeigu norim, kad būtų skysnesnė kulšė, tai pilnai skysti nereikia nupilti, arba galima vietoj skysčio užpilti pieną. Tai bus dar skaniau. Labai gerai sutrinam. Ir ištrinam štai šitai. Tada košė būna puresnė, tokia minkštesnė. Dabar į keptuvę pilam truputį aliejaus. Dedam svogūnus. Ir apkepam juos, kol suminkštės truputį. Kol yra laiko, susitarkuojam agurkus su stambia tarka. Svogūnai apkepė. Dabar pilam kepenėlės. Galima vos aliejaus, jeigu nėra. Gerai išmaišom. Uždengiam dangtį ir patroškinam. Pastoviai pamaišom. Pas mane keptuvė 24.
Po 5-6 minučių. Štai kokios kepenėlės, minkštutės, gražutės. Imam pomidoro padažą. Dedam didelį šaukštą padažo. Pipirų. Pagal skonį. Kažkur pusę šaukštelio druskos. Išmaišom. Dedam agurkus. Dar kartą atsargiai išmaišom. Ragaujam dar druskos. Labai gerai reikia išmaišyti, kad visi agurkai persimaišytų. Uždengiam dangtį ir patruškinam dar. Po kelių minučių dar permaišom. O, kokie kvapai virtuvėje. Paragaujam skonį. Ar nieko netrūksta. Mano patiekalui nieko netrūksta, labai puikus skonis agurkėlių. Dar palieku kelias minutės pasitroškinti ir patiekalas baigtas. Dabar dedam košės, kepenėlių. Čia daržovių jau kaip ir nereikia, dėl to, kad viskas yra kepenėlėse. Galima truputį padažą. Štai taip. Ir dabar ragausim. Kepenėlių. Bulvių. Negaliu sustoti. Dar kepenėlių. Skonis tiesiog dieviškas. Minkštutės. Labai tinka bulvių košė prie kepenėlių. Nieko netrūksta. Jokių daržovių, nieko. Viskas vienoje vietoje. Taip kad būtinai pasigaminkit, paragaukit. Tai tiesiog nuostabu. Skanaus ir sėkmės. Rašykit atsiliepimus. Nepamirškit paspausti prenumeruoti.